liaudiškai. Kada aš įstojau į tą šeimą, kuri tikrai brangi yra, gyvybiškai brangi šeima, prieš 16 metų. Atėjau čia, galvojau, prieš mirtį reik sudalyvauti. Nes pirmą grupę turėjau invalidumą. Persirengti reikėjo eiti, aš kojų nepakėliau, o dabar pakilnoju kojas. Chirurgas norėjo man pirštuką nupjauti. Pajuodavęs buvo, o su kokiu skausmu tas pajuodavimas. Baisu, pjauti reikia. O aš nepatikėjau. Į Klaipėdą nuvažiuoju, daktaras pačiupinėjo, jis dar šiltas, tai nepjaukim. Kai bus šaltas jis toks mėlynas, tada pjaukim. Na ir ką, paskaičiau knygutę Sujinčifu. O aš gavau Sujinčifu ir terminas jau į pabaigą. Reiks valgyti, nu ką pasigadins. Imu valgyt. Pirštukas gyvas ir šiandien jis gyvas ir nepjautas ir skausmų neturiu. Tada atėjau, man blogai, aš mirsiu. Vienas sako, o kaip tu jauties dabar? Čia gimimas. Gimiau, o čia mirimas. Nu jau čia, greitai mirsiu. Terminas baigęs. Už 2000 man litų įstojimą. Atnešė ant stalo amžinatilsį. Milda, o čia tavo produkcija. Žiūriu, čia terminas baigęs ant duotų. Reiks suvalgyti, kai tas suvalkietis susigadins. Valgau. Atvažiuoju čia, kaip jautiesi jau, aš čia jaučiuosi. Dabar jau čia. Nu tai ką, jau aš suvaikėsiu. Ar lindžiai man pagelbės nuo suvaikėjimą? Kas gali? Lindžiai, nu suvaikėjimą. Dėkui. Negailėkit dėl savęs tą produkciją. Tikrai negailėkit. Dabar praeitoj savaitėj viena moterėlė skambin man. Mano mamai iš po COVID plaučių uždegimas ligoninėj gulėjai, o dabar nepain blogai. Sakau, Sanbao, 3 brangenybės. Kiek kainuoja? 35. Oi, taip brangiai. Sakau, gerai, brangiai. Ar mamos pensija yra mažesnė už 35 eurų? Tai ne. Tai negalit jūs iš pensijas nupirkti jai tokį, kad jin galėtų. Bet ir maistui reikia. Turit 3 vaikus, 2 dukras, sūnus. Jeigu valgyt neturės, a jūs neduosite jai valgyti? Duosim. Tai ko dar jums reikia? Kai sunaudos 4 dėžutės, jin pradės eiti į šokius, sakau, nesulaikysite ją. Ir dabar aš šiandien turiu vežti į Raseinius, nes jin Raseiniuose. Motina Gargžduose buvo, dabar Kelmėj. Tai tu gal tu į Kelmę. Ačiū, dar aš dėžutę pasiėmus lakstysiu pas jūsų, sakau, suvažiuokit pas manęs. Daviau knygutę, skaitykit ir protaukit. Lindžiai gerkit. Janina šaunuolė, ačiū.
tai va, ir